Sveiki, čia Gintaras iš anglų kalbos kursai.net. Pasižiūrėkim dabar, kaip mes galim atsikirpti mažą gabalėlį, mažą fragmentą iš audio failo. Tam mes pasinaudosim programą MP3 Direct Cut. Norėdami atidaryti failą, pirmiausia, spaudžiame File, Open. Susirandame reikiamą garso failą. Dvigubas klikas. Failas atidarytas. Toliau, kur nors vidury, susiraskime frazę, kurią mes norėsime iškirpti. Va čia, kur matom garso toksai šuolis yra, sakykim, šitą frazę mes norim išsaugoti. Pasižymėme su kairiu pelės klavišu. Pradžią šiek tiek kairiau. Čia bus mūsų fragmento pradžia. Grojame toliau. Ir sakykim, čia bus pabaiga. Mes pasitikslinam, jeigu reikia. Jeigu gerai išgirdom, kur ta pabaiga, spaudžiame dešinį pelės klavišą toj vietoj, kur baigėsi fragmentas. Dabar čia galim patikslinti, ar tiksliai pasižymėjome. Čia yra fragmento pradžia. O čia yra fragmento pabaiga. Žiūrim, ar nenukirpom per daug. Normaliai. Toliau šitą fragmentą reikia išsaugoti. Aš naudoju klavišų kombinaciją Ctrl plus E. Galima tai padaryti ir su pele, tačiau tada kiekvieną kartą reikia spaudalioti File ir Save Selection. Tas yra nelabai patogu, kur kas greičiau yra pasinaudojus klavišų kombinaciją Ctrl E. Išsisaugom savo fragmentą, duodam jam pavadinimą, sakykim, šiuo atveju, tegu tai bus pirmas. Išsaugome ir mes turime fragmentą. Toliau galim nukeliauti į tą katalogą, pasižiūrėti, kas išėjo. Štai tas pirmas fragmentas, aš jį dabar paleisiu. Dar kartelį. Štai mes ir turime sakinį. Tai ir viskas. Toks paprastas būdas yra karpyti failus. Šitą fragmentą mes dabar galime perkelti į SuperMemo kartu su visų sakiniu. Ir sekantį kartą, kai mes mokysimės, kai kartosimės žodžius, paspaudę Next Repetition, iš karto išgirsime garsą ir pamatysime tą sakinį užrašytą programoje. Dabar dar noriu pasakyti porą žodžių apie tai, kaip aš dirbu su SuperMemo, kaip aš sukraunu čia informaciją. Pradedu nuo to, spaudžiu mygtuką Add New ir susikraunu vien tik tai tekstą. Tai yra pasiėmęs tą tekstą, kuriame yra nauji žodžiai, aš įskaitau iš eilės ir tuos sakinius, kuriuose yra naujų žodžių, išsikerpu ir dedu į SuperMemo. Pirmiausia, susikraunu vien tik tai tekstą. Po to grįžtu atgal ir paspaudęs mygtuką Contents. Štai čia atsidaręs turinį, aš matau tuos visus sakinius. Sakykime, jie yra išrūšiuoti pagal temas, pagal tekstus. Reiškia, čia yra Trip to Washington. Iš tos temos yra visa krūva naujų žodžių, o čia galima pažiūrėti pakankamai nemažai. Taigi, atsidaręs šitą tekstą ir susikrovęs tuos visus sakinius su naujais žodžiais, aš imu audio failą, atsidarau jį su MP3 Direct Cut ir klausau. Kai tik tai pamatau pirmą sakinį, stabdau Direct Cut, išsikerpu jį, klausau toliau. Ir taip iš eilės antrą, trečią ir visus sakinius šitus, kuriuos čia turiu, išsikarpau ir susidedu į vieną vietą. Po to grįžtu, kada jau turiu visus fragmentus, grįžtu į SuperMemo, pradedu nuo pradžių, paspaudęs čia su pele ant šitos eilutės, gaunu iš karto čia tą sakinį ir tada jau dedu garsą. Į sekančią kortelę pereinu su šitu mygtuku. Įdedu antrą garsinį failą, spaudžiu
dedu trečią garso failą, spaudžiu, dedu ketvirtą garso failą ir taip toliau. Dar kartą priminsiu, kaip dedame garsinį failą. Faktiškai čia bet kurioje vietoje paspaudę ant garsinio bloko dešinį klavišą ir paspaudę import file, mes galėsime įdėti failą, tačiau vėlgi čia yra daug spaudaliojimo, kur kas patogiau naudotis klavišų kombinaciją Ctrl ir Q, ką aš ir darau. Taigi, dar kartelį, pradžioje skaitau tekstą, susiradęs naują žodį, išsikerpu visą sakinį, kuriame yra tas žodis, dedu jį į supermemo, po to skaitau tekstą toliau ir tokiu būdu visus sakinius, kuriuose yra nežinomi žodžiai, susikarpau ir susidedu į supermemo. Po to grįžtu atgal, kad būtų greičiau, spaudžiu Contents, susirandu pirmąjį sakinį ir jau žiūrėdamas į supermemo klausau garso takelį ir susikarpau garso failą tokiais pačiais gabaliukais, kokie pas mane čia yra išsaugoti. Po to vėl grįžtu atgal ir sudedu garsą į garsinį bloką. Per korteles vaikštau, mygtukais pirmin arba atgal. Dabar svarbiausias klausimas. Ar visas šitas darbas su supermemo, su garsais, ar tai nėra laiko švaistymas? Į tai aš galiu atsakyti dviem žodžiais. Jeigu mes prisiminsime Steveną Krasheną, tai vienintelis dalykas, kas veikia, vienintelis dalykas, kas gali būti įskaitytas, tai tas laikas, kai mes girdime suprantamą kalbą. Darbas su šitomis frazėmis, kiekvienas jų perskaitimas, kiekvienas jų perklausimas, tai yra kartojimai. Mes perskaitome tekstą, mes pasikartojame tai, ką jau žinome. Mes susikarpome frazes, mes dar kartą jas pamatome. Mes susikarpome garsą, mes dar kartą jį išgirstame. Visa tai yra naudingas laikas. Visa tai yra laikas praleistas su suprantama kalba. Kiekvieną kartą mes dar ir dar kartą girdime tas pačias frazes, mes jas matome ir tokiu būdu kartojamės. Šiam kartui tiek. Tai buvo Gintaras Akulevičius, anglų kalbos kursai.net. Sėkmės ir iki kito karto.